Sveiki, mano vardas yra Ednas ir šiandien labai trumpai ir paprastai šiandien yra mano trečioji laida. Šiandieną pas mane svečiuose Laurita ir šiandien mes pašnekėsime apie labai paprastą dalyką, tai smartwatches. Šiandieną jums norėtume pristatyti laikrodukus, tai Samsung Gear Fit 2, Samsung Gear Classic, Amazfit laikroduką. Ir mano stiliaus laikrodukus, Gudrutis P12. Ne tą laikai. Čia yra berniukam, čia yra mergaitėm. Taigi, nuo kurio, Laurutė, pradedam laikroduko? Nuo rožinio. Nuo rožinio, nuo mėlyno. Čia yra du variantai, čia yra gudručiai, laikrodis, telefonas vaikams. O, primena, nežinau kiek čia matosi, primena tuos, kai būdavo, kur auginti reikėdavo gyvūnėlius laikrodukose. Mygtuką paspaudus. Ir? Radai? Va šitas, ne? Taip, va. Du kartus reikia. Mano tai neįsijungia. O kaip jie atidaryti? Ką atidaryti? Nu tą, kad žingsnius skaičiuotų. Nu tai viskas ir skaičiuoja. Tu turbūt, kai nešioja, paskui įsijungia ir būna. Ne, neskaičiuoja. Kažko dar iki galo neišsiaiškinom, reiškia. Įjunk tą Quick Learning. App download. Įjunk Quick Learning. Nu. Ir dabar pasižiūrėk ir mokė matematiką. Čia gali skaičiuot? Greitai reikia. Taip. 4 + 3 = 7, taip. 0 - 0 - 0, taip. 2 - 0 - 2. 6 + 2 - 12. 6 - gerai. Čia dar yra parašyta, kad čia yra kamera, bet man tas labai įdomu. Kamera. Nes matys va šitas pipsikas. Kamera. O, nusifotografau, žiūrėk. Čia žinai, kaip yra su telefonais dabar visi tą tokią madą. Bet kaip keistai. Pasiėmė taip fotkinės, tai dabar gali su laikrodžiu. Aš norėjau selfie, bet gavosi tavo šypsena. Na gerai. Balso pranešimas, žinutės, lokacija, saugumo zona, skambutis, žingsniai, SOS mygtukas ir baterijos signalai. SOS mygtuko tai dar nemačiau. Arba, tarkim, jūs parduotuvėje vaikštot, jūsų vaikas kažkur nubėga. Kaip man vaikystėje būdavo, žinai, didžiausia baimė būdavo pasimest parduotuvėje. Man tai ne aš visada eidavau iš šonus, o paskui jau panikuodama ieškodavau tų. Tai ką, kitas laikrodis, kurį mes dabar apžvelgsim, yra jau šiek tiek rimtesnis. Atrodo irgi taip rimtai, jis jau pajungtas be to. Tai vadinasi Amazfit Race GPS Running Watch. Vandeniu atsparus, notificationai yra. Run, walk, run, indoor. Internal 4 GB storage. Viduje yra jau atminties, primeti gali muzikas persikelti, ar kaip supratau. GPS Running Watch, jisai skirtas daugiau sportui. Eik pabėgiok. Palauk. Eik bėgiok. Eik pabėgiok. Vienas ir aš einu vaikščioti. Nu ir kas čia rašys? Čia dar mylės rašo, kiek aš nueinu. Average speed 2,47 km per valandą. Jis man net pasako, kaip laikrodį reikia užsidėti. Reikia šitą. Visų pirma rašo, kad reikia šitą. Stipriau užveršt, nes matai jis labai kratosi. Ir rašo, kad reikia aukščiau. Matai? Aukščiau? Ne aukščiau, o va čia. Va, nes pasanais buvo va čia. Nu, matai, koks išmanus. Viską pasako. Jeigu net neužsidedi normaliai laikrodžiais, tau irgi tą praneša. Fat burning, sudeginau 106 kalorijas. Jo, nes Man- taip dega. Va, todėl aš toks ir plonas, nes labai daug sudeginu. Bet jis vis tiek yra skirtas daugiausiai sportui. Čia yra net ir parašyta GPS Running Watch. Running, Vis tiek jo. viskas skirtas su sportu susiję, ne šiaip sau. Žmonės, kurie gal net ir nesportuoja, bet jiems šiaip įdomu, kiek jie, pavyzdžiui, sudegina Bet ten ir tų kiti kalorijų. laikrodžiai tai rodo. Ką? Aš šitą rinkčiausi tik tais bėgiojimui ir sportui. O norėdama linksmybių, tai rinkčiausi... Tas mano favoritas, gudrutis vis tiek. rinkčiausi savo favoritą. Ten gali skaičiuoti matematiką ir spręsti užduotis. Ir kitas mūsų laikrodis yra, čia man atrodo jau labai rimtas, nes čia yra Samsung firmos. Samsung Gear S3 Classic. Ir dar turėsim vieną Samsungą, bet apie jį truputį vėliau. O, šitas reikėjo kitą pusę, kad būtų atsuktas. Nu, galim per naują. Nu, žinok, šitas laikrodis atrodo labai fancy. Tu pasižiūrėk, čia Jisai atrodo kaip grinai metalinis. paprastas laikrodis ir čia yra tikra oda, genuine leather. Bet vat, Tau tinka. ir čia turi būti App Store, nais. Jo. Ne, žiūrėk, yra šitas alarmas. Nu, tipo Add žadintuvas. alarm. Davai užstatom, aš noriu paklausyti, kiek dabar valandų yra. Dabar yra 14:32. Ir spaust čia šone, kaip supratau. Žematai. Na. Nu, pabandyk tu Next. dar kartelį. Next. Ne, next. Nextis nueina kitur kažkur. Va, matai, viršūj tas, matai, oranžinis. Turi su juo kažkaip judinti. Matai, va čia oranžinė linija, matai, negimsta. Matau, ge. Tas fancy yra. Jo. Tinka prie šito. Kuris Laurai patiktų labiausiai? Man atrodo, žinok, irgi šitas.
Tuoj dar. Kiti tokie per daug visko. Šitie jau atrodo kaip spidometrai kažkokie. O, čia dar. Oho! O, man patinka. Va. Šitą. Ne, nu, nes širdutę mato, tai iškart. Širdutės. Ne, tu mači. Čia jau kažkoks tai astronautai. Ką padariau? Blogai padarai. Per daug Va, šitas geras. Nes simple. Pamatė jau mėlyną burbuliuką, tai jau irgi. Va. Pats geriausias dalykas. Nu, ko tu daugiau gali reikėti? Gerai, va šitą gerai. Sutinkė, ne? Žodžiu, išmokom dar vieną tokį dalyką. Žinai, kaip būna, tu, pavyzdžiui, svaipini prieš šitą laikrodį, su pirštu turi taip labai kažkaip nepatogiai. Tie, kurie turi Samsungą gerą. S3 suka ratuką. Jie suka ratuką. Čia va galima va taip. Čia yra toksai, kur labai įdomiai taip apgalvotas ir tu gali per visą meniu vaikščioti. Ir viską nustatinėti su juo gali. Jo, ir viską nustatinėti. Va, žaini, va, bam. Ir dabar einam prie kito laikrodžio. Kitas mūsų laikrodis yra Fitbitas. Šitoks mažiukas, kol kas, man atrodo, stilingiausias ir įdomiausias. Ir gražiausias. Ir aš atsisinčiu programėlę jau, nes aš labai fancy. Gerai, join Fitbit. Bet čia, matai, čia reiškia, jeigu tu nori, kad jis viską rodytų pagal tave, tu gali vat nusistatyti. Ne, tai čia jo, jis. Savo gimimo datą, koks tavo svoris, leidžia pasirinkti iki 608, tai čia bus ne problema. Lytį, vyras arba... Ne vyras. Ūgį iki 3 metrų ir va, viskas pagal tave. Bet čia reikia dabar labai ilgai registruotis, nes čia pagal tave kiekvienas tavo ūgis, savo svoris, čia viskas. Todėl mes gal užsiregistruosim kitą kartą. Mes dabar neturim pavyzdžio, bet Fitbitai būna labai įdomios jų visos šitos apyrankės, spalvotos, tokias gražios. Žinau, tai jis ir dabar įdomi atrodo. Atrodo, šita apyrankė eina ir jinai su ekranu taip, to pačiu lygiu. Jisai ne iš šonus kaip kiti ten. Tarkim, čia yra matosi, matai, va čia prikabintas šitas visą apyrankę. O čia jisai į apyrankę jau padarytas. Žodžiu, hipsteriai renkasi šitą, verslininkai renkasi šitą, sportininkai renkasi šitą. O patys rimčiausiai vyrai renkasi va šitą, gudrutį. Pats geriausias laikrodis. Ir mūsų paskutinis yra Samsung Gear Fit 2, kuris yra mano rankoj dabar. Kažko panašus į Fitbitą, tik tai jis lenktas. Nes čia Fit 2. Fitbit. Fit. Bet čia yra Gear. Jo, jis yra irgi panašus, bet jisai taip dar net labiau gražiau padarytas tą apyrankę. Ekranas didesnis, ekranas yra lenktas. Use Gear, appsą nesisiūsim, kalbą gali nusistatyti, espanjol. Aš rusų nustatysiu. Lietuvių yra. Tai kaipgi nebus, taigi čia. Opa, nustatyti datą. Data kol kas man irgi neaktualu, nustatyti laiką irgi kol kas neaktualu. Sąranka baigta. Mes tik norime greičiau pažiūrėti laikrodį. Opa, nieko nepraleiskite. O Dieve, kiek čia daug visko. Geltonas taškas žymi naujus pranešimus. O čia viršui, matai? Čia mes matome garsą išjungti. Va, muzikos grotuvas. Yra muzikos grotuvas. Čia matuoja. Bandykite dar kartą, uždėkite. Praeitą kartą rėdis tavęs nevežė, dabar šitas neranda tavo pulsą, to reiktų susirūpinti. Ai, reikia biškį arčiau. Bandykite dar kartą. Neįmanoma išmatuoti. Baksnokite. Tai kodėl negalima matuoti? Rėdis neveža. Pulso nėra. Pulso nėra. Tu tikras, kad tu gyvas. Čia buvo bairis, kad buvo užklijuota apsauginė plėvelė ant jutiklio. O mes bandėm išsimatuoti. O jis matavo popieriaus gabalo širdies ritmą. Matuoja? Žiūrėk, tik dik, tik dik. Opa, oho, tu pažiūrėk kaip rodo. Atitinka vidutinį ritmą ramybės būsenoje. Dabar aš savo pasimatuosiu. Man išmes aurorą. Randa, žiūrėk, opa. Pažiūrėk, bet koks kitoks. Belia kaip, kalnais. 90, sakiau. Didesnis nei vidutinis ritmas ramybės būsenoje. Tai nesąmonė yra. Aš dar kartą pamatuosiu. Tai va, pasibandėm visus laikrodukus ir fitą. Manau, kad dabar trumpai greit prabėgsim pro visus mūsų laikrodukus, kuriuos šiandien apžvelgėme. Aš galiu pasakyti savo verdiktą. Aš irgi galiu pasakyti savo verdiktą. Tavo verdiktas yra niekam, tave į laidą mes pasikvietėm tik tam, kad, šiaip būtų koks nors svečias. Taip, bet gerai, juokauju. Jeigu rimtai, tai pradedam gal nuo šito, kurį apžvelgiam. Nuo pabaigos į pradžią perinam. Tai manau, kad šitas laikrodis irgi turi visas galimybės, kaip ir visi praeiti. Tiesiog, kad šitas laikrodukas yra toksai skirtas ir sportui, tiek žmonėm, kurie kiekvieną dieną važinėja į ofisą, dirba kur nors. Taip, tada šitą Fitbitą renkasi hipsteriai, šitą renkasi sportininkai. Nes jisai pritaikytas grinai sportui. Visokios programos, tik atsidarai meniu, iškart jau su sportu susiję dalykai. Šitą renkasi mano ateities vyras su kostiumu. Šitą renkasi rimti dėdės. O štai čia yra patys kiečiausi, krūčiausi pasaulio laikrodžiai. Gudručiai, kuriuose jūs galite skaičiuoti matematiką, galite daryti užduotis. Skambinti, fotkintis,
mokytis Matote laiką, galite animacijos. skambinti, galite chatinti, yra Tiesą sakant, flashlightas. aš rinkčiausi arba Fitbit, arba va šitą. Vaikas nukrenta ant kelių, verkia. Paspaudžia sos, iš karto atskrenda sraigtasparniai ir... O dabar mes baigiame savo laidą. Ačiū tau. Ačiū tau. Nu tu duok pitaką ar kažką. Ne taip. Ne, laikyk duok, žiūrėk, stovėk, tu va taip turėjai. Opa. Ir tipo, Very bam. superstitious.